Laputis. Šiandien pažiūrėsim, ką labiausiai norėtum ir ar tai nutiks, ar tai įsipildys. Taip, žiūrėkim. Ko tavo širdutė trokšta? Šventės, santokos galbūt, vestuvių kažkas nori. Dabar pas kažką labai sunkus laikotarpis. Nori, kad, pavyzdžiui, palengvėtų, kad pagaliau ateitų, lengvesnis laikotarpis. Pas kažką gal santykiuose sunkumai, daugumai dar norisi gero partnerio, jausmų, kad būtų meilė. Taip, norisi tokio sėkmingo laiko, tokio laikotarpio. Gerai, supratau. Na, ar jūs tai turėsite, ar jūs tai gausite? Taip, žiūrėkit, kas laukia princo, štai jis atjoja. Taip, kas laukia meilės, jinai ateina, kas laukia, pavyzdžiui, santykių atgimimo, kas laukia naujo partnerio. Taip, tikrai jis atvažiuoja. Gerai, kad atvažiuoja ir ne vienas, žiūrėkit, vienas galimai iš praeities dar vis bandys, galbūt kažkam bandys likti gyvenime, o kitas jau iš ateities. Taip, dar biškį. Nu, va štai ir tu. Būsi atsiribojusi, nenorėsi nei vieno iš tikrųjų kažkodėl. Gal reikia pailsėti, gal nuvargai, pavargai. Daug labai nerimo, daug baimių, pergyvenimų. Taip, tu turi, ko gero, čia bus tavo vyras, Taip, kaip čia suprasti? Tai greičiausiai kažkam bus pasirinkimas. Ar paleisti senus santykius, kurie nesivysto, galbūt esat varžoma ir neduoda laisvės, ar vis tik bandyti kažkur vystyti naujus santykius, Galbūt labai daug kas atsimena iš seniau, kokie santykiai buvo, kokie buvo pradžioj gražus, o dabar jie yra tokie suvaržyti, tarsi nieko naujo nėra santykiuose, Kitiem, kas turi du partnerius, taip ir nepasakysiu, tai norima iš antrų santykių, pavadinkim taip, jau išeiti. Jau nebedomina, todėl kad neduoda partneris tikslumo ir dauguma, gal ir taip ir pasakysiu, dauguma rinksis savo šeimą, rinksis likti šeimoje ir kurti šeimą ir būti apskritai šeimoje. Na kągi, sėkmės jums!